Taigi, pabandykime reziumuoti tai, ką mes pamatėme, apibendrinti ir pagalvoti, garsiai pagalvoti, ką mes su tuo turėtume daryti. Jonai, pradėkime nuo jūsų. Apibendrinkite, kaip jūs supratote tas išvadas. Man atrodo, pirma žinia yra tai, kuo daugelis galbūt abejoja, kad Lietuva yra apginama. Ir mes patys galime netgi tai padaryti. Prašau. Aš gal prigausiu tave, aš grįšiu prie Arvydo klausimų. Taip. Generolas atsakė apie techninės priežastis, dėl ko niekas neatsitiks 1, 2 ar 3 dieną. Visa idėja šito projekto buvo pradėta nuo truputį kitos vietos, nuo politinių priežasčių. Mes klaidingai įsivaizduojam 5 NATO straipsnį. Jis susideda iš 2 dalių. Viena dalis sako, kad kai NAKas nubalsuos vienbalsiai, kad įvyko ataka, bus inicijuotas šalių įsipareigojimas ginti visą NATO teritoriją. Šitą mes visi žinom, įsitikinę, kad viskas tas gerai. Bet dėja straipsnis turi antrą dalį, kurios mes linkę neskaityti. Antra dalis sako paprastą daiktą, kad kai tai atsitiks, kiekviena šalis atskirai nutars, kada, kaip ir kokia apimtim ji tai darys. Tai reiškia politinį procesą, neišvengiamą. Kuris užtrunka. 32 nariai NATO, 27 iš jų konstitucinė tvarka explicitly reikalauja naudojimui kariuomenės konflikte svetimoje teritorijoje parlamento sprendimo palaiminimo. Jūs neišvengiamai turėsit pakankamai ilgą periodą. Šitas periodas mums kelia rūpestį. Rusai skaičiuoja lygiai taip pat kaip mes. Jie lygiai taip pat į tą žiūri ir jie yra tikri, kad jeigu apsisuks per 3-5 dienas, jie tikrai tą padarys. Nes tada pagalbos laukti jau bus naivu. Ir man sunku įsivaizduoti, kokią nors šalis pultų padėti mažai Lietuvai, kuri pati nepadarė to, ko reikia, kad apsiginti. Aišku, čia yra išimčių, yra greito reagavimo pajėgos, kurios yra gana ribotos, jas gali įvesti tiesiogiai. Aš kalbu apie tą blogiausią scenarijų, kuriam turim būti pasiruošę. Žinoma. Mes neturim leisti rusams taip galvoti, neturim jų provokuoti, nes nepasiruošimas tam jau beveik provokavimas. Tai štai ta studija ir pasako, galima apsiginti. Tomai, pirmiausia paties bendros įžvalgos, ką mes supratome, ką pats supratot iš šio tyrimo? Mes supratom tai dar prieš darydami tyrimą, kad žiūrėdami į mūsų kaimynus, visų pirma į Lenkus, mes suprantam, kad mes darom nepakankamai. Tas Lenkai yra didelė šalis, investuojanti virš 30 milijardų į savo gynybą. Jų gynybos biudžetas kitais metais yra 4,7%. Jie prisijama biudžeto deficitą 5,7%, eina į priekį ir investuoja, turėdami tas pačias mintis, Arvydai. Jie irgi lauktų pagalbos, bet jie investuoja. Jie perka įrangą, jie turi kur nupirkti įrangą skirtingai nuo to žinutės, kurią mes šiandien išgirdome. Yra ką nupirkti. Ir nebūtinai Apačiai. Čia buvo Apačiai kaip pavyzdys. Yra daug tų sraigtasparnių ir yra masė ginkluotės, kuri būtų naudinga pagal mūsų karinį patarimą. Jeigu karinis patarimas Lietuvoje būtų formuluojamas taip, kad nėra limitavimo iš biudžeto pusės, jeigu būtų suformuluota užduotis, mes privalom apsiginti patys 10 dienų. Tai aš esu įsitikinęs, kad kariuomenė ateitų su visiškai kitų planų, negu šiai dienai jisai guli ant stalo. Taip, nes dabar yra gana abstraktus ginti tėvynę, kas yra toks pasiuntimas žiemą žibučių truputėlį. Ir dar gal vienas momentas, kuris yra labai svarbus. Mes tikrai neturim konfidencialios informacijos. Taip. Yra tam tikrai paskutiniai NATO planai. Kiek mes suprantam, NATO vadovybė turi tam tikrų įgaliojimų jau dabar elgtis, jeigu yra kažkoks netikėtas puolimas. Tačiau, kalbant su žmonėmis, kurie ką tik išėjo iš NATO, kurie faktiškai gerai gaudosi logistinėse ir politinėse problematikose, aiškiai sako, būkit patys pasiruošę vykdyti 3 straipsnį. Kaip ir vienas labai svarbus momentas, ką kito pristatymo metu mums bediskutuojant kalbėjo generolas Breedlove ir generolas Hodgesas, vidutinio ir tolimojo nuotolio artilerijos naudojimas ir šaudimas į Rusijos federacijos teritoriją. Ką jie sakė? Pagal tai, kiek mes suprantam,
tą ledą pralaužti turėsite jūs, būdami užpulti, ir tą laušite pakankamai ilgą laiką, nes kitos NATO sąjungininkės gali ilgai nepriimti sprendimo šaudyti į branduolinės valstybės teritoriją. Todėl mes kaip užpulta šalis turime tokią teisę akivaizdu naikinti logistikos grandinės, susitelkimo taškus ir taip toliau. Tai tam reikia turėti milžinišką kiekį amunicijos. Pinigai yra klausimas. Mes turime 75 milijardų eurų bendrąjį vidaus produktą, kalbam apie 15 milijardų sumą, kartu su amunicija, kuri reikalinga visam tam savaitės ar 10 dienų karui su Rusijos federacija, mes turime vos ne 20, atsiliejantį BVP augimą, aišku, per tam tikrą laikotarpį mes turim plius minus 20% bendro vidaus produkto klausimą. Lietuvos valstybės skola yra 38% nuo bendro vidaus produkto. 39 daugiau. Na gerai. Kitaip tariant, aišku, ir Lietuva ir didins tą finansavimą, savo eiga ir visa kita. 15% bendro vidaus produkto dydžio problema. Kaip ją spręsti? Spręsti ją turbūt beveik akivaizdu. Turint ypač omeny tą faktą, kad sprendimo mums reikia per 3-5 metus. Maždaug tiek laiko turim. Kitaip tariant, turim suspausti. Mes negalim investuoti į gynybą po 4% ateinančius 20 metų ir turėti tą patį rezultatą. Reikia dabar. Atsakymas į sprendimą dabar yra beveik vienas. Reikia pasiskolinti labai rimtai. Tie šiek tiek padidinti mokesčiai ir kiti žingsniai iš principo tinka, tik aš juos abu kombinuočiau kartu. Skolinimasi su tuo padidinta mokesčių dalis, kuri tiksliai būtų sudėliota tam, kad per kokius 30 metų mes tą skolą išnaikintume. Tomai. Jo, aš sakyčiau, kad yra čia keletas vėlgi palyginamųjų faktorių. Lenkai yra jau virš 50% perlipę skolos ir eina tolyn. Suomija, mes kalbam dažnai apie Suomiją, mes norėtume būti kaip Izraelis arba kaip Suomija, kad jaustumėmės stipriai, kad mūsų prezidentas atsistotų ir pasakytų kaip Suomijos prezidentas. Mes nieko nebijom, mes pasiruošę, mes tikrai apsiginsime. Bet tam, kad tą padaryti, Suomija daug metų investavo, šiai dienai turi 75% skolos. Ir tai yra mažiau ES vidurkio. Ir toliau investuoja gynybą. Tai kuogi mes skirtingi nuo tų pačių, reiškia, Suomių ar Lenkų. Mano manimu, skolintis reikia, tų pinigų nereiks rytoj, reikia turėti planą taip, kaip Estai padarė. Estai patvirtino 4 metų savo planus. Tame tarpe papildomai pridėjo beveik 2 milijardus į amuniciją. Jie jau pasitvirtino amunicijos planą. Kai tu žinai 4 metų planą, tu eini užsakinėti iš anksto ir tau tos priemonės visos atvažiuos 2, 3, 4, 5 metais. Tada mes 28 metais tikrai būsim pasiruošę. O jeigu būsim pilnai pasiruošę, maža tikimybė, kad mus kažkas iš vis puls. Na ir užsakinėjimui nelygų. Tu gali dėti visas maksimalias diplomatinės pastangas, eiti pas gamintojus, bandyti siūlyti įvairius sprendimus ir taip toliau. Ta eilė yra toks paslankus dalykas, tiesą sakant, kaip rodo Lenkijos pavyzdys. Jie dabar galėjo gauti korejietiškas haubicas, pirko korejietiškas haubicas, kada ateis vokiškos pancerhaubicos, jie pirks vokiškas pancerhaubicas ir taip toliau. Bet siūlau pasižiūrėti, ką į šį tyrimą sako krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas ir po jo mes jau rezumuosime mūsų diskusiją. Gerbėmieji, pirmiausia, esu labai dėkingas už šitą intelektualinį pratimą, kuris paremtas mums puikiai žinomų, pažįstamų, autoritetingų buvusių generolų NATO gynybos planuotojų patirtimi. Tikrai visada labai vertinam, tai gera paskata judėti į priekį, savotiškas stres testas dalykam, kuriuos darai dabar, pamąstant apie tai, ką reikia daryti dar geriau. Iš ties, manau, esminis dalykas šitos simulacijos, šito intelektualinio pratimo, kuris yra labai svarbus ir labai naudingas, kad mes kaip valstybė, vis tik tai esant tam tikrom prielaidom ir tiem tikriems sprendiniams, galim patys savarankiškai apsiginti nuo mūsų egzistencinio priešo. Tai yra labai svarbus dalykas.
Atėjau į poziciją ministro vadovaujantis be abejo pamatinėmis prielaidomis. Aišku, mūsų gynybos planavimas yra susijęs su visa kolektyvinė NATO gynyba. Mūsų gynybos planavimas yra integrali NATO gynybos planavimo dalis su visais naujos kartos NATO gynybos planais, su priešakiniam pajėgom, kurios jau čia atsiranda. Ir Vokietijos brigada, ir jau dabar esantis Lietuvoje 3000 sąjungininkų, ir su visom kitom pajėgom, kuris pasijungtų jau į pagalbą Lietuvai esant žvalgybos indikatoriam arba artėjant X dienai. Bet nepaisant to, kiekviena save gerbinti valstybė turi projektuoti įvairius scenarius, kai jinai kaunasi pati, ginasi pati. Todėl perspektyva, kad turim galimybę, turėdami tam tikrus pajėgumus, pasiekę tam tikrą pajėgumų lygį, apsiginti patys, daro mūsų darbą dar prasmingesnį. Tai manau, čia yra pati pagrindinė ir pamatinė šito intelektualinio pratimo, šito stres testo pamoka. Tikrai už tą pamoką ačiū labai. Šties mes judam šią kryptim. Noriu Jums pasakyti, kad nuo 20 metų mes gynybos biudžetą padidinom 2,5 kartų. 20 metais tai buvo 1 milijardas 100 milijonų, šiandien kalbam apie 2 milijardus 500 milijonų. Mes peržengėm 3% bendro vidaus produkto. Bet aišku, tai tik tai yra kelio pradžia. Šitie pinigai, kuriuos mes skiriam, mums leidžia judėti, kuriant lietuvišką stiprią diviziją. Tai yra artimo ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų plėtra, paskutiniai kontraktai pasirašyti prieš savaitę. Tai ir tankų batalionas, tai ir šalia jau egzistuojančių 2 pėstininkų kovos mašinų batalionų, dar 2 vikšriniai batalionai, dėl kurių platformos artimiausių metų apsispręsim. Tai ir dronų integracija į mūsų gynybos pajėgas, tai ir pradėtas plėtoti antidroniniai pajėgumai, tai ir kontrmobilumas ir sienų apsauga, tai ir visuotinė gynyba. Tiek stiprinant krašto apsaugos savanoriškasias pajėgas, tiek pradėjus kurti naują komendantūrų struktūrą, kuri leidžia kiekvienam aktyviam Lietuvos žmogui įsitraukti į gynybą, aiškiai pateikiant jam algoritmą. Bet be abejo, tai yra sprendimai, kurie svarbus, bet reikia daugiau. Ir daugiau reikia mechanizacijos, dar reikia daugiau oro gynybos. Tikrai norėtume įžengti į tolimojo antibalistinio oro gynybos pasaulio dimensiją ir čia šitoje vietoje be jokios abejonės reikia daugiau pajėgumų. Kaip ir sraigtinė aviacija. Tai yra labai svarbus dalykas, galintis ne tik atgrasyti, bet ir, kaip testas rodo, ir apsiginti nuo priešų. Taip, kad aš esu tikrai pasiruošęs įdėti toliau su gynybos finansavimu. Mes turim įdėti link 4%. Aišku, kokie tie receptai galėtų būti, be jokios abejonės, tai visa tai yra ne tik krašto apsaugos sistemos reikalas, tai yra visos valstybės reikalas. Turim dėl to susitarti. Ar tai būtų skolinimasis, ar tai būtų laisviškas judėjimas, tvarus judėjimas, mokestiniais sprendimais, ar tai yra derinys ir to. Visa tai yra be jokios abejonės diskusijos klausimas. Bet aš labai sveikinu šitą stres testą, tai yra labai naudinga. Tai yra geras postūmis mus judėti į priekį. Ačiū už tai ir linkiu gerų diskusijų ir sprendimų be jokios abejonės. Dėkui ministrui. Visiškai reziumuojant, mes turim vos 1,5 minutės. Jonai ir Tomai, pirmas, turbūt visi tikimės, kad po šio tyrimo politinė vadovybė truputėlį, atsikvošės gal netinkamas žodis, susigriebs. Ir pajus tam tikrą verslo bendruomenės ir apskritai visos visuomenės spaudimą daryti daugiau. Toks turbūt būtų lūkestis. Lūkestis iš tiesų yra toks, kaip visa logika sako, labai paprastą daiktą. Konvencinės ginkluotės srityje vakarai turi didžiulę persvarą, technologinę persvarą prieš Rusiją, prieš mūsų potencialų priešą. Būdama maža šalim, čia ta sritis ir ta vieta, kur reikia sudėti viską, nes šitoj vietoj mes galim įgyti krūvą privalumų ir sutaupyti daugybę tiek resursų, tiek žmonių. Investuoti reikia čia, neišvengiamai. Tomai. Aš manau, jeigu mes visi patys suprasim ir tikėsim, kad reikia būtent judėti tą kryptim, kad mes turime patys kažkiek dienų apsiginti. Šita visa mūsų opinija skleisis Lietuvoje, politikai neturės kur dėtis. Tada greičiausiai prezidentui reikės surinkti politinės partijas, suorganizuoti kažką panašaus į konklavą ir neišeiti iš ten, kol nebus sprendimo. Kaip mes tą padarysim?
Ačiū verslininkui, investuotojui, nepriklausomybės akto signatarui Jonui Tamuliui ir verslininkui, investuotojui Tomui Kučinskui. O aš dar negaliu nesusilaikyti ir nepadėkoti jūsų sutelktai verslo bendruomenė už paramą. Tai yra bendroviai Septen, Norfai, Švyturių Utenos salui, ponui Viktorui Butkui, Cloudwiser, Vytautui Bučui, Haner, Akola Group, Neringos viešbučiui, GG Investment, Tvirtas Baitas, Richardui Maculevičiui, Santa Monica Networks, MG Investment, Bossa Nova, Tolimo keleivinio transporto kompanija, Slanina Capital, INVL Farmland Management, J Investicijos, Extera Baltic, Lietpak, uždara akcinė bendrovė Invalda privatus kapitalas, AL Holdingas, Provestum, Modus grupė, Gediminas Vaitiekūnas, Gaisro saugos projektai, Kenova NT, Šiaulių bankas, KRS ir Kautra. Tai yra tos verslo bendruomenės įmonės, kurios parėmė šią Stiprūs kartu iniciatyvą. Ačiū visiems ir tikime sprendimų. Lietuva yra apginama, tik reikia gerokai pasistengti. Dėkui.